Labas rytas, draugai, ir sveiki, štai vėl grįžau. Jo, daug kas nutiko ir tiesiog video vlogų nebedariau. Na, tikiuosi labai nepykstate, iš tikro, jeigu darau vlogus, tai darau vlogus, jeigu nedarau, tai nedarau. Ir kažkaip taip atsitiko, kad tiesiog nebedariau ir vienu žodžiu labai didelis sorry. Ir dabar važiuojam šiandien su vienu tokiu gan neblogų video vlogu. Na, šiek tiek manęs nepykite, va čia tai biški, matote, biški apžėlės, šiaip kalėdoms ruošiuosi. Noriu būti iš tikrųjų mano tokia širdyje, labai žinokite, norėjau būti kalėdų senelis visada, tai pamėginsiu jo būti, bet šiek tiek auginuosi čia, nežinau, turėtų iki žiemos užaugti, manau. Ir jo, šiandienos video vlogį norėčiau pakalbėti apie savo naują pirkinį, bei ką su juo darysiu. Na, nežinau iš tikrųjų, kaip jums apibūdinti tą savo naują pirkinį, bet aš turbūt tiesiog pasakysiu, kad tai yra labai gražus dalykas. Jo, pavyzdžiui, vyrams jisai labai patinka ir moterims jo labai reikia. Iš tikrųjų, nežinau, kaip jums tai pasakyti, bet tiesiog nusipirkau, žinote, tokį dalyką, nežinau iš tikrųjų. Šiandien norėjau pakalbėti apie, nežinau, gan nelabai įmamą temą, gal ir įmamą kartais, aišku, bet ir savo nuomonę norėjau pasakyti apie gėjus, lesbietės bei transvestitus. Praeitą savaitę grįžtant namo iš universiteto, tiesiog žiūriu pro autobuso langą ir matau, eina kažkoks vyriškis. Oi, ne vyriškis, atsiprašau, moteriškė, man atrodo. Ne, žinok, iš tikrųjų nesu tikras, bet vyriškis, man atrodo. Vienu žodžiu, nežinau tą pavadinimą, tai pavadinkime jo mano sugalvotų žodžių transvestitų. Ne, iš tikrųjų žodis ne mano sugalvotas, bet jisai buvo transvestitas. Iš tikro, nieko blogo transvestitam aš neturiu. Bet esmė tame, kad kai žmogus nėra įpratęs matyti ten, pavyzdžiui, žmonės arba vyrus vaikščiant su perukais, su aptemtais žiauriai aptemtais džinsais, su aukštakulniais ir su rankinuku, tiesiog man buvo labai gan juokinga, iš tikrųjų, nežinau. Esu per YouTube matęs tokį klipuką tenai kaip per chat roulette, kaip tas visai filmas atrodo, kur vyras apsirengęs tenai bobą, primeta bobą. Ir visi jo tiki. Na ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, paimkime gėjus, ne? Iš tikrųjų nesu gyvenime matęs, galima sakyti, tikram gyvenime tipo dviejų gėjų, ten du barnai, kai laiko rankas. Aišku, kai prisigėrė per balių ir gimtadienius, kai kurie paima, ten pašokia, žinot, ten čia ne esmė. Na, vienu žodžiu, lesbietės bei gėjai, mano manimu, yra paprasti žmonės kaip ir mes, jie tiesiog turi tokį patraukimą žmonėm ir iš vis, man iš tikrųjų yra dzin, pavyzdžiui, kitiems nesakyti, oi, reikia visus gėjus iššaudyti ten ir panašiai. Ne, bet man manimo, tai iš tikrųjų, gėjai yra gėjai, lesbietės yra lesbietės, transseksualai yra transseksualai ir tiesiog nereikia ant jų pykti, suprantat, jeigu žmogus nori būti transseksualas ir jam patinka, tai tegul jisai būna iš tikrųjų, Na ką, dabar važiuojame prie, nežinau, gal linksmesnės šiek tiek video pusės. YouTube aptikau tokį video klipuką, kurį norėčiau jums labai parodyti. Aišku, jisai nėra blogas, jisai yra gan iš tikro fainas toksai klipukas. Na, pavyzdžiui, pavadinimas pamėginsiu pats padaryti. Susitinka draugai, ne? Ir ką jūs, pavyzdžiui, sakote, jeigu jūs esate vienas ir ten pamatote savo du tikrai gerus draugus. Pavyzdžiui, Lietuvoje, nežinau, kaip jūs pasisveikintumėt, bet aš pasakyčiau, o, sveiki, arba ten zdarov, arba o, zdarov, bernai. Na ir kągi, norėčiau parodyti šiandien vieną tokį klipuką, kur vyksta tiesiog paprastas house party. Ten, žinote, kai ateina svečiai iš svečius, ten gerai ir panašiai. Na, pavyzdžiui, per gimtadienį ar per kokią balį, jeigu labai liūdna, gal, pavyzdžiui, nepadaryti kokios dainos iš savo žodžių. Pavyzdžiui, pasimkime žodį zdarov, bernai. Važiuojam. Zdarov, bernai. 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 Zdarov, bernai, zdarov, bernai, zdarov, bernai, zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Wow, 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 wow. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai. Zdarov, bernai.
Darau, bernai. Na, o kur buvau dingęs, iš tikrųjų gali būti, kad kils jums toksai klausimas, tai aš dabar pasakysiu. Iš tikrųjų gyvenime būna daug ko, žinote, kaip keliai taip susimaišo. Iš tikrųjų reikia padaryti keletą dalykų, tai vad, pirmas dalykas, kuris dabar yra mano mintyje, tai vad, darau Counter-Strike projektą, taipogi kuriu website ir panašiai. Ir visokie tokie dalykai ten darosi, tęsiasi, suprantate, ir tai užima laiko. Taipogi labai didelis norėčiau pasakyti dėkui Danieliui, dar kartelį, vakar iš tikrųjų video vlogę pasakiau tam kitam kanale, jeigu jūs dar nesate tenai pasubscribinę, vad nueikite į šitą nuorodą. Tenai tam kanale, iš tikrųjų keliu dažniau video negu šitam kanale, nes tenai tiesiog paimu kamerą, nufilmuoju ir nieko nedėtinu, iš karto įkeliu. Na ir tiesiog buvau dingęs, vien dėl to dėl Counter-Strike servo. Ir dabar antras dalykas, vat ketvirtadienį einu filmuoti gaisrinės brigadą, ar kaip čia pasakyti, nežinau, ten gaisriniai treniruotės vyksta ar kažkas panašaus. Ir darau tokį dokumentinį filmuką apie gaisrinę, tai va darysiu apie tai. Ir turėčiau parodyti jums keletą kadrų iš tenai ketvirtadienį, tai va gal kokį vlogą susuksiu gal kitą savaitę arba penktadienį arba šeštadienį. Žiūrėsim, tada parodysiu jums keletą klipų iš tos dienos. Na ir iš tikrųjų, nežinau daugiau ką pasakyti jums. Jo, konkursas iš tikrųjų atėjo, tiesiog nebijokite iš tikrųjų, nes pasakiau, kad ten konkursas bus. Dabar darbą sugavęs, tai konkursas tikrai bus neužilgo, man atrodo, gal net kitą savaitę. Būtinai, jeigu norite dalyvauti konkurse, turite nueiti į Facebooką ir tenai palaikinti mano puslapį, nes konkursas iš tikrųjų vyks Facebook'e. Jo, Facebook'e parašysiu kaip kas viską ir per Facebooką būtinai gausite mano puslapį palaikinti, kad jeigu norėtumėt patekti į šį konkursą. Tai vad, kas dar nepalaikinė, description'e yra visi linkai, taipogi čia ir nueikite tiesiog paspauskite like, nėra sunku ir bus jums geriau matyti mano vlogus, kada jie išeina. Vienu žodžiu, tam kartui tiek, kaip visą laiką, su jumis aš Karolis ir iki sekančio.